Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Melė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Melė Lukšienė. Mano vardas Jolanta Zabarskaitė, aš esu lingvistikos profesorė, dirbu Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Kazimiero Simonavičiaus universitete. Ir aš noriu pasikalbėti šiandien konferencijoje apie tai, kaip kalba gali arba padėti ugdyti kritinį mąstymą, arba atvirkščiai jį slopinti. O kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad atsiradus dirbtiniam intelektui, ChatGPT ir kitiems įrankiams mūsų kritinis mąstymas tampa, pasakysiu tiesiai šviesiai, kritiškai svarbus. Profesorė daktarė Jolanta Zabarskaitė, kuri yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydos bibliotekos vyriausia metodininkė tyrėja, o be kita ko yra ir mano dėstytojas. Žodžiu, aš čia labai trumpai pasakysiu, ką labai trumpai noriu parodyti. Tai yra, nežinau, jeigu kas nors žino, džiaugiuosi, jeigu ne. Mes turime tokį kalbos klubą nacionalinėje bibliotekoje, mano autorinę laidą, kur kalbamės apie visokius kalbos dalykus. Ir čia yra pokalbis su Ronu Kremeriu, tuo metu dar Sofijos Kovalevskajos gimnazijos absolventu, apie dirbtinį intelektą. Taip, aš tada paleisiu. Ir, žodžiu, jis yra žmogus, kuris šiuo metu studijuoja Amsterdame dirbtinio intelekto magistrantūroje ir dirba tokioj labai įdomioj srity. Jisai dirba Elsevyro leidykloje. Elsevyro leidykla kuria savo dirbtinį intelektą, savo, žodžiu, tokią priemonę, intelektualą, kadangi mes žinom, kad Elsevyro leidykla, nežinau, nuo 16 ar nuo 17 amžiaus yra mokslinės literatūros leidykla. Ir mes čia labiau kalbame apie ChatGPT ir apskritai apie dirbtinio intelekto haliucinacijas, bet tai svarbu, aš apie tai kalbėsiu. Bet čia yra tokia pokalbio pabaiga ir aš norėčiau, kad jūs ją paklausytumėt. Jeigu garso nebus, gal mes net ir negaišim. Jeigu garso nebus, tai aš tada perpasakosiu, bet jūs manim patikėsit, gerai? Mes kalbam apie tai, kad žodžiu, dirbtinis intelektas labai dažnai meluoja, fantazuoja, sukuria istorijas ir tas istorijas jisai pateikia labai solidžiai kaip tikras. Ir kadangi jisai įeina į mūsų ir ypač mūsų vaikų galvas, jis iš tikrųjų pradeda ištrinti tikrovę ir tai yra labai rimti dalykai. Ir aš Rono klausiu, Rono sakau, ką daryti, kaip į tai žiūrėti. Ir čia jisai sako labai gražiai, dėl to šitą auditoriją norėjau parodyti šitą gabaliuką. Jisai sako, mūsų mokytoja Andželika Aleksandravičiūtė, jų lietuvių kalbos mokytoja, sako, jinai mus visą laiką mokė kritinio mąstymo. Nes kritinis mąstymas dabar šitoj situacijoje, kokią mes turim dabar, yra iš tikrųjų kritiškai svarbus. Tai tą norėjau parodyti, bet patikėjot ar ne, ir dabar
Ir dabar tada galėtumėm eiti prie mano pranešimo. Iš karto sakau, kad pranešimas bus piktas, emocingas. Kartais būna, nežinau, ar jums tai būna, bet papuošalus pasirenki, tiesiog intuityviai. Aš labai gerai prisimenu, kai aš ėjau kalbėtis su pedagogais, kurie dirbo specpedagogais, specialiųjų poreikių pedagogais, logopedais. Žiūriu, kad aš užsimaukšlinau karolius, kurių beveik niekad neužsidedu, tokius veltinius. Ir tie karoliai buvo neįgalių vaikų rankdarbis, bet visiškai intuityviai. Tai šiandien, žodžiu, aš pasipuošiau nebelenkuo, o karoliais, kuriuos pirkau prie Etnos, Sicilijoje, kitaip sakant, prie ugnikalnio, nes tikrai kunkuliuoju kaip ugnikalnis. Iš tikrųjų, šitas mano pranešimas, dar kartą kartoju, bus be galo praktinis, todėl kad aš dabar smarkiai susiduriu su kalbos mokymo dalykais ir susiduriu tokiu labai praktiniu būdu. Mes su komanda šiuo metu rašome kalbos mokymo priemonė didžiulė, nuo A1 iki B2 lygio, skaitmeninė kalbos priemonė vaikams, kurie turės mokytis lietuvių kalbos pagal lygius, tai yra tiems kirgiziukam, ukrainiečiukam, airiukam, škotukam ir kitiem, kurie atvažiuos čia ir turės išmokti lietuvių kalbą ir turės įsilieti į mokymo procesą. Dėl to aš labai daug nagrinėju, ieškau medžiagos, labai daug žiūriu, kokios yra metodologijos, ideologijos vadovėliuose dabartinėse, mokymo priemonėse, koks yra mokymo turinys ir aš nelabai ką gero galiu pasakyti. Tai apie ką mes kalbėtume? Aš norėčiau tokius kelis tiesiog aspektus parodyti. Ir pirmiausiai turbūt apie tai, kad kokios raudonos lemputės dega, o kai kur net ir sirenos klykia, kalbant apie kalbos mokymąsi, išmokimą, kalbėjimą. Ir tai yra visiškai irgi praktiniai, kognityviniai, mano pačios patirtiniai dalykai. Tada aš taip kažkaip pabandyčiau suklasifikuoti arba bent jau sudėlioti į tokias dvi grupės visas grėsmės, kurios kyla dabar iš tos situacijos, kurią mes turime su kalbos mokymu, mokėjimu, išmokimu. Pabandyti parodyti tas problemas, kaip aš jas matau, kur jos yra, o jos tikrai yra. Ir aš manau, kad tai, kad mes sakome, kad turime labai blogą situaciją dėl lietuvių kalbos mokėjimo mokyklose, kad čia kalti, žodžiu, visi aplinkui, globalizacija, anglų kalba, nežinau dar kažkas, bet iš tikrųjų mes patys esam labai daug ką padarę arba nepadarę, ar ne, ir tada pasiūlyti tokį trupučiuką, tokius apmatus naujiems kalbos mokymo tikslams. Tiek kitakalbių, tiek ir manau, kad tai visiškai gali tikti ir gintakalbiams. Tai, žodžiu, kokias aš matau praktinės iš savo dabartinės labai aktualios patirties šiuo metu, aš jau pati verčiu iš anglų kalbos, ar ne? Bėda, taip. Žodžiu, kokias aš matau tas raudonas lemputes. Kad vaikai tarpusavėje bendrauja angliškai, tai yra faktas, niekas nenorėjo tikėti, kas nesusiduria su ta profesorės minėta alfa karta, bet taip yra. Jie žaidžia angliškai, jie pereina į anglų kalbą, kai kalba apie kažkokius tai abstrakčius dalykus. Ir tą mes turime ir tas yra, tikrai taip yra. Ir tai yra viena iš problemų, kurią mes dabar matom ir turime pripažinti. Jie pereina į anglų kalbą, nes jiems tiesiog yra patogiau, geriau ir taip toliau. Paskui dar vieną savo visiškai asmeninį pavyzdį pasakysiu, kodėl aš manau, kad taip yra. Vaikai negeba skaityti negrožinio teksto. Mano patirtis. Grožinį
dar. Mano patirtis buvo labai praktinė, labai konkreti. Aš dalyvavau tokiuose tūkstantmečio mokyklo mokymuose. Tai buvo nuostabioj mokyklai su nuostabiais, fantastiniais septintokais. Nes mokymai yra tokie, kad mokytojai kartu su mokiniais, dalyvauja mokymuose. Ir mes pirmą kartą padarėme skaitymo varžytuvę, visi varžėsi komandos, kaip supranta tekstą, tokį gilesnį supratimą, tai buvo Grožinis Vilės vėl tekstas, visai neblogai, sakyčiau. Ir septintokai kažkaip paskaitė, pagavo ir visai gražiai ten visokius grotažymės iš to teksto ištraukdavo ir istorijas pratęsdavo ir taip toliau. Per kitas mūsų varžytuves aš jiem daviau paskaityti nediduką gabaliuką, vėlgi tos pačios Vilės vėl teksto apie lietuvių, kodėl svarbi lietuvių kalba. Toks, labai adaptuotas mokiniams tekstas apie lietuvių kalbos istorijų, apskritai apie lietuvių kalbos svarbą. Tas tekstas buvo iš mokymo priemonės. Mokymo priemonė vadinasi Laiškai iš Lietuvos, buvo skirta irgi vaikams užsieniečiams ir vaikams atvykusiems mokytis lietuvių kalbos. Vyresniems, o čia mūsų vaikai, lietuviakalbiai, lietuvių mokykloje. Ir ką aš pamačiau, jie absoliučiai nesukoncentruoja dėmesio. Jie pasižiūri į tą tekstą, jie jo neperskaito, jie jo nesugeba perskaityti. Aš jau nekalbu, kad suprasti, iš tikrųjų man buvo, tiesą sakant, stiprus toks šokas. Jie taip pasižiūri į tą ir aš čia nieko nesuprantu. Ir negeba iš tikrųjų suprasti. Jų smegenys šitoj vietoj neįsijungia, nedirba. Jos normalios, viskas gerai su septintokų smegenim. Gudrios, imlios, kitokios, šitas tekstas reiškia taip, kaip atsimuša kaip į veidrodį. Ką aš dar pamačiau tada? Paskui ten tokios buvo užduotis, man visada atrodo, ir aš esu absoliučiai, įsitikinusi tokio metodo efektyvumu, kad vaikai tam, kad jie mąstytų, jie turi aiškinti savokas ir jas patys suprasti, patys išsiaiškinti. Ir ten buvo iš to teksto žodžiai, kuriuos jie turėjo suprasti, pasakyti, ką reiškia ir taip toliau. Ir buvo, tarkim, ten viena, ir buvo komandos, jos varžėsi. Viena komanda turėjo žodį dvasingumas, dvasia, siela, kita komanda turėjo žodį kultūra. Visiškai sąmoningai, žodžiai sunkus ir aš manau, kad vaikai pajėgus galvoti apie tai ir abstrakčiai. Septintokai, šiaip jie jau turi skaityti rimtus literatūros kūrinius. Gerai, su ta dabar siela. Šiaip ne taip išsiaiškinom, kas ta dvasia arba siela, tas kažkas, tas nori kažko kito, ne tik valgyti, gerti, miegoti, nori suprasti grožį, ten pasaulį, meną, kažkaip taip sakau, gerai. O ką jūs turite dar be sielos? Turit sielą, turim, dvasią sielą turim, viskas. Sakiau, ten nebeskirstom, nes jau būtų per sudėtinga. Ką jūs turit be sielos? Aš noriu, suprantat, ko klausiu? Nieko. Palaukit. Aš jau bandau kažkaip užvesti ant kelio, sakau, o kas nori saldainių? Kad kūnas nori. Ne, sakau, nežinom. Gal smegenis. Kitaip sakant, kas yra, neturi, žodžiu, tos mąstymo modelio. Neturi absoliučiai kognityvinio suvokimo. Taip, jie suvokia savo kūną. Sąmonė būtų, jeigu jie nesuvoktų, jie normalūs vaikai. Bet, žodžiu, jie pasuka savo smegenis į mokyklinį diskursą, į mokyklinį naratyvą, ten bet kūno nėra. Tada sakau, gerai, kultūra, aiškinamės, kas ta kultūra. Šiaip taip, žodžiu, viskas gerai, tą, ką sukuria žmonės, pati pradžia, ten mes nueinam net taip sakant, į kultivuoti, į artį jau ir į antiką, viską jie supranta, sakau, tai ką sukuria žmogus, pačia tokia bendraja prasme. O sakau, o ko nesukuria žmogus šitam pasauliu? Jie nežino. Aš sakau, palaukit, pažiūrėkit į langą, pro langą, žinai. Jie, o ko nesukuria, ne? Paskui vienas berniukas taip nedrąsiai, gal akmenų?
taip, sakau, akmenų. Ir įsivaizduokit, ir tada prapliumpa, tada jie viską supranta, tada jie sako, ir saulės nesukuria, ir medžių nesukuria, ne žmogus sukuria, ir medžių. Ir kitaip sakant, atsiranda modelis, taiga šalia kultūros atsiranda gamta. Ir tai yra taip pat labai rimta. Tai yra raudona lemputė, kad šito mes neturime mokykloje. Na, kad jie bijo kalbėti, reikšti savo nuomonę, šitą mes turbūt žinome visi, skundžiasi mokytojai, ne visur, ne visi, ne visose mokyklose. Ir čia tik mano toks pastebėjimas, galbūt mokytojai arba praktikai man paprieštaraus, kad šiaip Vilniaus mokyklų vaikai labiau nekalba negu rajonų. Tas tiesa, ar ne? Bet čia toks tik tai kognityvinis. Na ir lengviausiai užleidžia savo galvą ChatGPT. Vakar skaičiau paskaitą apie kalbą Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 9-okam, ir sakau, kaip jums atrodo, ar ChatGPT protingas, ar jūs juo tikit? Taip, sako, taip, taigi viską žino, taigi viską mums atsako. Tai va, tai štai turim tokias raudonas, o kai kurias net ir lemputes, o kai kurias iš tikrųjų sirenas. Ir kokias aš matau grėsmes. Dabar pasakysiu piktai. Taip negalvoju čia dėl efekto retorinio, bet iš tikrųjų tokiu būdu mes judame į biomasę. Mes iš savo vaikų gaminame nemąstančius, kažką kartojančius, turinčius savo pasaulį, savo raišką, viešoji raiškoje kažką imituojančią tokią biomasę, kurią šiaip jau labai lengva nukreipti vienur ar kitur. Gal taip ir nėra, gal aš taip sakant utriruoju, bet prielaidos tam iš tikrųjų matosi. Tai mes turime, jeigu pakalbėti apie vidinę grėsmę, jeigu mes nepakeisime būtent kalbos vartojimo kaip raiškos priemonės, kaip saviraiškos, kaip išraiškos, kaip tos pačios mūsų sielos, taip sakant, būdo atsiskleisti, nepakeisime požiūrio į kalbą, tai ta biomasė didės. Tai čia vienas dalykas vidinis. O išorinis, ojojoj, mūsų draugas Četukas, aš jį taip vadinau Četiku, dabar jau Četuku. Aš labai daug dabar jį tyrinėjau, nes ruošiu Vroclavo lituanistų kongresui tokį pranešimą. Jis ištrins daugybę dalykų iš mūsų gyvenimo. Tikrai jis labai patogus, tikrai jisai įeina į smegenis. Tu pradedi naudotis ir tu jauti, kaip jisai tiesiog, jo mąstymas ateina į tave, tu jį priimi. Ir ką jisai mąsto, žodžiu, ir toliau prasideda haliucinacijos ten, kur yra būtent kultūra. Ir ne tik nacionalinė, kas įdomiausia. Apskritai pasaulinė kultūra, kur yra įvairūs subtilūs dalykai. Pavyzdžiui, aš prašiau jo, kad jis man pasakytų greitai apie Mopasaną ką nors. Jisai prifantazavo. Jisai sukūrė parašė kitus kūrinius, ten, žodžiu, po to sako, oi, atsiprašau, čia ne tai. Aš tau dar kitą, bet nebuvo nei vieno Mopasano kūrinio. Kaip mano draugas sako, nei Mažosios Rok nebuvo, nei Mažosios Rok. Bet tai tvarkoju, čia fantazuoja, bet man toks labai simptominis pavyzdys ir aš vaikam vakar tai sakiau, aš jo paprašiau, kad jis man pasakytų apie joninių šventes. Kaip mes švenčiam joninės. Ir jisai man žodžiu, atsako taip, kad mes lietuviai, žodžiu, tekinam laužų, šokam apie laužą, ieškom paparčio žiedo, va taip mes tas joninės ir švenčiam. Ir jisai nežino apie vainikus ir žvakes, kurias mes leidžiam. Ir jis mums nepasako. Ir kaip vyks procesas. Ne googlins Z karta ir alfa karta, neieškos tų papročių,